Šiame vaizdo įraše analizuosime, kodėl BRICS aljansas byrėja. Daugelį metų BRICS save pristatė kaip kylančių galių koalicija, kuri mes iššūkį vakarų įtakai ir pertvarkys pasaulio ekonominę tvarką. Dabar Rusija stebi, kaip jos partneriai vis labiau nusigręžia vieni nuo kitų pačių blogiausių metų, kai konkurencija ir nepasitikėjimas pradeda silpninti vienybę, kuri anksčiau apibrėžė šį bloką. Idėja, kad BRICS veikia kaip vieningas geopolitinis blokas, tampa vis sunkiau išlaikoma, kai jos nariai vis dažniau remia interesus, kurie kertasi tarpusavyje. Kinija ir Indija išlieka susiskaldžiusios dėl ilgalaikių pasienio ginčų, tuo pačiu metu varžydamosi dėl įtakos visoje Azijoje ir Indijos vandenyno regione. Indija sustiprino strateginį bendradarbiavimą su Jungtinėmis valstijomis ir partneriais Indijos ir Ramiojo vandenyno regione per tokias iniciatyvas kaip Keturšalio saugumo dialogas, iniciatyva, kuri plačiai laikoma atsvara Kinijos regioniniai įtakai. Kinija palaiko glaudžius santykius su Pakistanu, pagrindiniu Indijos regioniniu varžovu. Rusija taip pat stiprino gynybos ir energetinį bendradarbiavimą su Kinija, tuo pačiu išlaikydama artimus ryšius su Indija, dviem BRICS narėmis, kurios ir toliau varžosi dėl regioninės įtakos ir išlieka susiskaldžiusios dėl ilgalaikės strateginės įtampos. Vietoj to, kad judėtų bendra kryptimi, nacionaliniai interesai vis labiau traukia BRICS narius skirtingų strateginių partnerių link. Dėl to geopolitinė įtampa BRICS viduje vis dažniau persikelia ir į bloko ekonominės ambicijas, nes nariai veikia labai skirtingais ekonominiais masteliais, o tai sukuria struktūrinius disbalansus pačioje grupėje. Kinija sudaro daugiau nei pusę bendros 5 pradinio BRICS ekonomikos produkcijos, todėl Pekinas turi gerokai didesnį ekonominį svorį nei jo partneriai. Rusija susidūrė su sankcijų spaudimu ir prekybos sutrikimais po karo Ukrainoje, o Pietų Afrika kovoja su nuolatiniais energetiniais ir struktūriniais iššūkiais, įskaitant elektros tiekimo trūkumus, susijusius su valstybės įmonė Eskom. Brazilija taip pat susiduria su problemomis, šalis periodiškai patiria lėtesnį augimą ir fiskalinį spaudimą dėl savo ekonominės politikos. Šie skirtumai lemia nevienodus prioritetus, nes šalys, susiduriančios su skirtinga ekonominė realybė, retai siekia tos pačios ilgalaikės finansinės strategijos tokiu pačiu tempu. Didėjant vidiniam spaudimui, BRICS vis dažniau ieškojo būdų sumažinti priklausomybę nuo vakarų finansinių sistemų ir jav dolerio dominuojančio vaidmens pasaulinėje prekyboje. Viena iš labiausiai aptarinėjamų idėjų buvo bendro atsiskaitimo mechanizmo arba galiausiai bendros valiutos sistemos sukūrimas, kuri galėtų palaikyti sandorius tarp narių. Šis pasiūlymas sulaukė dėmesio, nes Rusija, patyrusi sankcijų spaudimą, ieškojo alternatyvų, o Kinija jau seniai palaiko didesnį savo valiutos tarptautinį naudojimą. Tačiau projektas iš karto susidūrė su gilesnėmis struktūrinėmis kliūtimis. Kinijos ekonomika yra kelis kartus didesnė nei daugumos kitų narių, Indija atsargiai vertina susitarimus, kurie galėtų padidinti Pekino finansinę įtaką, o nariai turi labai skirtingas pinigų sistemas, todėl vieningos valiutos sistema yra politiškai ir ekonomiškai sudėtinga. Po sunkumų, susijusių su bendra valiuta, BRICS perėjo prie praktiškesnės alternatyvos, orientuotos į mokėjimų infrastruktūrą, o ne pinigų suvienodinimą. Vietoj nacionalinių valiutų pakeitimo, pasiūlymas buvo sutelktas į BRICS PAI sistemos kūrimą, skirtą leisti nariams vykdyti sandorius už tradicinių vakarų dominuojamų finansinių tinklų ribų. Šis požiūris buvo orientuotas į prekybos vietinėmis valiutomis plėtrą ir glaudesnį nacionalinių finansinių sistemų sujungimą. Ši galimybė reikalavo mažiau politinės integracijos ir mažiau ekonominių nuolaidų nei vienos valiutos sukūrimas. Ji taip pat leido nariams išlaikyti kontrolę savo pinigų politikai, tuo pačiu bandant sumažinti finansinę priklausomybę nuo išorinių institucijų. Vis dėlto šiandien pastangos nutolo nuo didelių simbolinių ambicijų ir perėjo prie lėtesnių bei mažesnių žingsnių. Prekyba nacionalinėmis valiutomis išsiplėtė, ypač tarp Rusijos ir Kinijos, o Indija taip pat padidino vietinių valiutų susitarimų naudojimą tam tikruose sandoriuose, tačiau platesnis koordinavimas visame bloke išlieka netolygus. Skirtingi strateginiai prioritetai vis dar lemia bendradarbiavimo tempą. Rusija ir Kinija stipriai remia pastangas mažinti priklausomybę nuo vakarų finansinių sistemų. Tuo tarpu tokios šalys kaip Indija ir Brazilija paprastai laikosi atsargesnio požiūrio, derindamos šias iniciatyvas su platesniais ekonominiais ir prekybiniais santykiais. Vietoj to, kad taptų visiškai vieninga ekonominė sistema, ši iniciatyva šiuo metu atrodo kaip paralelinių pastangų rinkinys, kurios juda skirtingų greičių ir su skirtingu įsipareigojimo lygiu.
Apskritai, pokyčiai BRICS viduje rodo gilesnę problemą nei nesutarimai dėl prekybos ar ekonominės koordinacijos. Blokas buvo sukurtas remiantis idėja, kad bendras pasipriešinimas kai kurioms esamos pasaulio tvarkos dalims galėtų suvienyti jo narius, tačiau varžybos ir konkuruojančios ambicijos vis labiau ardo šį pamatą iš vidaus. Ekonominiai projektai skirti stiprinti grupę nuolat susiduria su ta pačia kliūtimi, nes finansinis bendradarbiavimas tampa sudėtingas, kai strateginis pasitikėjimas toliau silpnėja. Jei šios vidinės įtampos toliau augs, didžiausia grėsmė BRICS gali kilti ne iš išorės spaudimo, o iš to, kad nariai vis labiau griaus vieni kitus iš vidaus.